Kągi šiandien pakalbėkime apie afrodiziakus. Kaip padidinti staminą, padidinti mūsų energiją. Jeigu keliaujat kažkur tai į pietinės šalis, kviečiu išbandyti skirtingų vaisių, kurie turi daug afrodiziakinių savybių. Taip pat turim keletą dalykų ir Lietuvoje, peržvelgsim ir tai. Bet svarbus galbūt žingsnis yra, ką tantrinėje mokykloje, praktikose ypatingai atlikdome, kaip mes valgom tą maistą, su jausmingumu. Atsimenu, čia nėra tokių nuostabių mangų, bet Tailande būdavo tokie nuostabus mangų, tiesiog atplėši ir visas toks varvas sultis, valgai, to jausmingumo labai daug, negu paėmė su šakute labai gražiai. Man atrodo, labai daug dingsta pojūčio, kai mes valgom gražiai, tvarkingai su šakute, tai to, kad bėga. Tai ką noriu pakviesti, jeigu nusipirksit ar Lietuvoje ar kitoje šalyje Azijoje vaisių, tai pavalgydinti savo partnerį jausmingai, kad įjungti pojūtį. Taip pat regėjimas, matyti šitos crazy, kaip jie atrodo vaisius, pažiūrėkit kokią formą. Atidarysim šitą šiandien smirdukas, durian, turbūt daug kas apie tai girdėjo, lyčiai. Šitas pasirodo didelis mangustinas afrodiziakas, gyvatės kažkas, ten tiksliai nežinau pavadinimo, dragono kraujas. Ir čia Tailande jis būdavo baltas vidus, o jisai yra raudonas čia kaip burokas. Tai gal nuo to ir pradėsim. Man jie visi skanus, bet man patinka atsipjoviau ir tiesiog valgau. Pirštai bus raudoni, jie nusidažo raudonai kaip buroko irgi tvarkytumai. Bet jeigu nekeliauji, išeičių yra ir tau. Kas didina staminą? Pirmiausiai tai yra ne patys afrodiziakai, kad galbūt suvalgysi vieną ar antrą kartą, jie daug skirtumų nepadarys, jeigu neturi prieimo, tai daryti dažnai. Svarbiausia tai yra tinkama dieta, atsižvelk į maistą, kuris tau duoda energijos, kuris tau neduoda energijos. Taip pat pasninkas yra labai idealus dalykas, ypatingai vyram, vienos dienos pasninkas. Tas protarpinis badavimas suteikia daug daugiau energijos, duoda kūnui išsivalyti ir nereikia tiek švaistyti energijos ant darbo su maistu, vietoj to gali panaudoti seksui. Taip pat svarbu yra, kad yra tavo gyvenime judesys. Statistika rodo, kad sėdimas darbas, mažas judėjimas mus atima nuo orgazmiškumo, nuo seksualumo. Tai yra labai svarbu sportuoti, ypatingai vyram, nors iš tikrųjų lygiai taip pat ir moterim. Moteris gali būti, kad šokti gali įjungti kažką, bet vyrui labai svarbu gaminti testosteroną per sportą. Taip pat labai padeda šaltas dušas, dėjimas ledo ant kiaušidžio, jeigu žinai, kai labai padeda suaktyvuoti energiją. Pridedu mažą sąrašą produktų, kurių galbūt nusipirkti gali ir tu Lietuvoje, kurie yra taip pat afrodiziakai, kurie didina energiją, kurie didina staminą. Tai yra bičių žiedadulkės, bičių pienelis, migdolai, sezamas, kakava, medus, moliūgų sėklos, gy, kviečių daigai, figos, vanilė, cinamonas, imbieras, čili, saldymedžio šaknis, gvazdikėliai, kardamonas, anyžius, kmynai, muskato riešutas, ženšenis. Taigi šitie produktai, nepagailėk, kai gamini maistą, įdėk šitų prieskonių. Naudok pusryčiams žiedadulkes, įdėk į prieskonius, į kažką gamini, galbūt kas neturi. Šiaip lietuviškas maistas ir taip mažai turi prieskonių. Taigi dabar turi dar vieną motivaciją, kodėl jų įdėti daugiau, nes taip padidinsi savo staminą, tai yra tavo afrodiziakai. Taip pat pati naudoju ir įvertinu maką. Ir makos tai yra gali nusipirkti sveriamos ar jau kapsulėse. Tai labai didina staminą. Taip pat jau yra prieinama damijana, milteliai damijanos, gali išbandyti, ypatingai tai veiksminga yra moterim. Ir dar paskutinė galbūt svarbi dalis yra persidirbimas ir stresas yra didžiausi priešai mūsų seksualumui. Tai būtų labai svarbu, kad išsimiegotum gerai, pailsėtum gerai, nes visa tai atima tau energiją. Taigi orgazmiškumui, staminai reikia gero miego, gero poilsio,
Ir tada jausiesi geriau, daugiau norėsi, o jeigu daugiau norėsi, daugiau ir jausi. Tai tas užburtas ratas. Jeigu nejauti, užsidarai nuo to, pabėgi, bet turi aktyvuoti, turi tai daryti. Sako, kuo daugiau mylėsi, to daugiau nori. Kuo daugiau pasiekia orgazmų, to daugiau jų ir nori. Taigi linkiu visiems daug orgazmų. Ir jeigu norėtum išmokti daugiau, prisijungi kursą tantriniai masažai, kur mokysim, kaip įjungti kūną, kaip aktyvuoti šitą energiją, naudojant patį stipriausią instrumentą, tai yra tavo kūną.